Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytą paramą besinaudojantys ar dar tik ketinantys ją naudotis nykstančių vietinių veislių ūkinių gyvūnų augintojai nuo šių metų balandžio mėnesio 1 dienos galės drąsiau prisimti įsipareigojimus. Pareiškėjams dalyvaujantiems nykstančių veislių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programoje numatytoje pagal priemonę agrarinės aplinkosaugos išmokos sumažintos sankcijos už laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus sumažėjimą. Europos komisija sako, kad iš tiesų reikėtų žiūrėti galbūt atlaidžiau į tos ūkininkus, kurie sumažina, tas ūkinių gyvūnų skaičius sumažėja nežymiai. Tai jeigu iki 3 ūkinių gyvūnų, tai tikrai sankcija bus netokia griežta. Ūkininkai auginantys nykstančių lietuviškų veislių gyvulius dalyvaudami nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimo programoje 5 metus gauna Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytas kasmetinės išmokas, kurių dydis priklauso nuo laikomų ūkinių gyvūnų rūšies ir veislės. Iki šiol kai kurie tokius gyvūnus laikę ūkininkai vengia dalyvauti programoje, nes nenorėjo prisimti įsipareigojimų 5 metus nemažinti deklaruotų gyvūnų skaičiaus. Galima atstatyti tą ūkinių gyvūnų skaičių, bet be abejo, jeigu tarkim užpuolė ten liga arba vilkas, tai yra pripažinama kaip force majoras ir bus pareiškėjui mokama už likusių ūkinių gyvūnų skaičių, bet jis gali jį ir atstatyti. Tai jeigu jisai atstatys, tai likusią paramos jau tą 5 metų įsipareigojimo dalį jam bus mokama už jau atstatytą ūkinių gyvūnų skaičių. Programoje gali dalyvauti bet kurie žemės ūkio veikla besiverčiantys pareiškėjai, laikantys bent vieną nykstančios veislės gyvulį arba ne mažiau kaip 10 tokių paukščių.